Nieko nėra? Radio centras. Labas vakaras. Sveiki. Mes tiesioginėme eterį? Mes netiesioginėme eterį. Gaila. Norėjau padalyvauti. Kur? Kur norėjot padalyvauti? Žaidimus kokios nors. Prizų laimėti. Šiaip, skambinat, sakot, norit prizą, ne? Ne tai, kad šiaip tiesiog norėjau dainos. Dainos, matot, vakaro programa jau kaip ir pasibaigus iki 9 vakaro, tai aš taip, sakyčiau, atsiliepiau jau virš darbo ribų. Tai nebeleisit eterį. Tai va, tai ne, eterį nebeleisiu, kadangi jau yra po 9:10 iki 9 vakaro. O jeigu aš sudainuočiau, gaučiau dovanų? Tu gali, jeigu nori, tarp kitko, ko vardu būsi? Edgaras. Tai mano daina yra Diezė bekarė bemolį, taškas į brolį šanuolį, iki arkūnių kisėlį ir iki kaklo molį, gintaro sunkus karoliai tempia gilin į raistą. Skanoja brolį šanuolį, pilna pintinė vaisių, bandė tapyti, paveikslą net įsigijom, Alberto vardą pasiėmė, skambų torkų kastatą vardą, tas vardas dėja. Ne viskas, neatsipirko žvakės. O tu naujas didžėjus gal? Eik, tu šikt. Rimtai? Kas ši? Eik! Sveikas, senė! Radista Jonas ir Rolandas. Nesikeik, senė. Kažkai kolegos ir keikimės. Mes pas tave eterį nesikeiktumėm. Nu gal kartais. Kaip gyveni? Labas. Labas. Tai baigiai darbą jau? Jo. Supratau. Tai linkėjimus Lietuvai. Tvarkoju, linkėjimą Lietuvai. Super. Ačiū tau. Iki. Prigavo. Radio centras pagautas. Sako, eik tu šikt ir dar nusikeikė. Eik tu, sako. Einam iš darbo, iškikinsim. Einam pridpasintam. Einam atmačialinsim jį. Einam, sudaužysim.